Hei, hei, sveiki visi, šiandien su jumis Emilis, šiandien filmuosim kitą video apie, dauginimą, matysit video pavadinimą, jau turėt pagal video pavadinimą suprast, ką mes dauginsim. Ir šiandien aš parodysiu tris, kaip pasakius, tris vienu žodžiu, 3 milijonus, kuriuos mes šiandien dauginam. Ne milijonus apie tos, o paprastus milijonus. Tai va pirmas, paskutinis, kurį mes dauginam, bet nesmė. Čia mes dauginom arčerės. Aš jums pasuksiu, kad jums nereikėtų čia laukti ir žiūrėti, kaip mes čia pradedam dauginti. Gerai, žiūrėkit. Ir štai čia prasideda tas momentas, kai aš pradedu dauginti tuos skeletus. Jeigu pas mane toks biškiai užkėmęs balsas, tai aš atsiprašau, nes aš galiu būti biškiai susirgęs, tai nekreipkite tai dėmesio. Vienu žodžiu, žiūrėkit. Aš čia kaip, matote, taip mažai arčių, bet jų po to bus žymiai daugiau. Ten jis netyčia ne ten pastatė Royal Giantą, bet nesvarbu. Žiūrėkit, arčiai, kur šaudo ten eliksir kolektorius. Giantas yra ir nebėra. Giantas atsirado, nebėra. Giantas atsirado, nebėra. Čia aišku, aš pasakiau, kad jisai nefrozentų, bet vis tiek žiūri gerai. Ir aš toks, žinot, noriu nukloninti ir toks, ir pavyksta viskas toks, gražuolis. Ir bam, nunešiu jį per kažkur per 3 minutės aš jį, aišku, truko ilgiau, gal 4 koks, bet nesvarbu. Čia buvo pirmas, kaip mes padauginom arčerių. Bet dauginom ne su to vytu, o su luku. Taip toliau mes dauginom Ice Wizardus. Gal skaitysit matė video, bet čia kitaip matė Jungle Arena, jau visą kitą. Čia aš šiaip viską švenčiu. Gerai, žiūrėkit ir mėgaukitės. Ir prasideda, kaip matot, Wizardai tai silpnai kapuoti, vienas žentas nuėjo visai ne ten, ėjo ir vėl paklydo. Royal Giantas ten irgi kapuoja eliksirį, vienu žodžiu, čia tai biškį nesisekė. Ir ne ten iš viso nuėjo, jis iš vis nusuko nuo kelio. Matot, mano Giantai kapuoja, bando kažką padaryti su jo tom.
pagrindinių teorijų, bet jiems nieko nepavyksta. Na, aišku, dar ten pagalba ateina, bet ką ta pagalba? Aišku, aš galiu čia visus vizardus su rastu nunešti, bet man žiūrėk, kad agentą pagaliausiai kapoja. Aš bijau, kad jie neįt ant mano eliksirų, kas ten iš jų dalyko, bet ne. Žiūrėkit, vizardų pasitaip normaliai. Jam pavyko, mums pavyko, aš turiu. Ten 2 vizardai klonai kapoja tikrą gigantą. Va, ateina dar agent. Aš tiesiog norėjau taip greitai, bet eliksir kolektorių jau nebeliko, kad greičiau. Aš taip noriu vis greičiau, bet nieko neišeina. Man tiesiog greičiau padaryti tai. Taip sunku, bet, ką bet padarysi. Be eliksirų viskas sunku. Aš jiems daviau pagalbą tokią reidžą dėl grožių. Norėjau pasirodyti, žiūrėk, toks prikolas. Aš galvojau, jie nespės daryti, bet aš ten biškį užkabinau ir vieną nudėjau, tokį bam. Bet ką tas vienas tokio reiškia, va, atsirado dar visą armiją, tai. Pas mane tai tokie afigeniai, raudoni, gražus. O pasitai ten kitokie mėlyni pasikeičiau. Bet ir pas mane taip neblogai. Aš ten toks norėjau tornadą, aš galvojau viskas, aš jūs visus nudėsiu netyčia, bet pasisekė, kad nenudėjau. Lygiai minutę 20 mes baigėm šitą kovą. Gerai, kažkas ten bandė nukopinti mane. Pala, čia tai kažkas, jau 11 žinučių, pažiūrėkim. Aha, čia kažką irgi, kaip mano klane, irgi bando kažkokie žmonės kažką padauginti. To mes beje ir pažiūrėsim, ką jie bando padauginti. Skeletas, jie man, pažiūrėkime, ar jiems pavyks pagerinti mano rekordą, Nes man atrodo nepavyks mano rekordą pagerinti. Įdomu, jo skeletai jau ten nuėjo. O gal vis dėlto kažkokie lagai yra? Nežinau, pasakykit, ar pas jos skeletų buvo daugiau, arba dabar aš savo įjungsiu ir jūs parašysit komentaruose, pas ką buvo daugiau skeletų, pas jos ar pas mane. To man tik reikia rasti ten, kur mes skeletų dauginam. Va, pasakysit, pas ką daugiau, ar pas jos skeletų, ar pas mane. Išėjo. Galėsite parašyti komentaruose. Na, gerai. Aš dabar irgi per šitą pertrauktį taip kaip. Dvigubą tokį padariau. Oi, vos nepraėjau tuo momentu, biškį užsižiūrėjau. Tai va, žiūrėkit. Va čia taip normaliai, man eina. Aš kai sulega šitą, tai man easy. Tiesiog easy šitie skeletai. Va čia jis tokioje geroje vietoje užfrozinau, nes tie užfrozinti skeletai biškį stabdė tos normalius skeletus. Ir kaip matom, jų vis daugėja ir daugėja. Aišku, ten jau lagai. Jį buvo, vienu žodžiu, išmetę dėl to, nes tiek daug skeletų buvo. Ir dabar, galite rašyti, būtent dabar galite rašyti komentaruose, pas ką išėjo daugiau skeletų. Ar pas mane, su mano draugu, ar pas tos du iš klano draugus, mano pažįstamus. Galite rašyti komentaruose. Pažiūrėkime kažką dar mano. Vienu žodžiu, su jumis buvau aš, Emilis. Prenumeruokit, statykit laikus, nestatykit dislaikų, nes jie nepadeda, laikai labai padeda.
Su jumis buvau aš, Emilis. Ir geros dienos viso.